Tai truputėlį pakalbėkime apie naują PVM įstatymo pakeitimą po gegužės 1 dienos. Kas keičiasi? Pirmiausia, tai 45 000 skaičiavimo metodas. Anksčiau skaičiuodavom 12 paskutinių mėnesių kalendorinių, o dabar skaičiuojam kalendoriniais metais. Vertinamos pajamos už 2024 metus nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos ir jeigu 2024 metais tavo pajamos siekia 45 000 eurų, tu neturi kito pasirinkimo, kaip tik registruotis tikruoju PVM mokėtoju. Dabar smulkiojo verslo schema SVS. Kas turi registruotis? Pabūstinai savo kažkokį tai postą Facebook'e, Instagram'e ar dar kur nors, pirkai reklamą, esi Bolt pavežėjas, naudojasi Stripe'u, Calendly ar kažkokiamis kitomis platformomis, kur gauni sąskaitas iš ES apmokestinamųjų vienetų už paslaugas. Anksčiau būdavo teikiam deklaraciją FR 0608, o dabar nuo gegužės 1 dienos tenka registruotis netikruoju PVM mokėtoju. Kaip tai padaryti step by step, esu parengusi trumpą video, pasiieškok mano paskyroje, o paskubėk, visiškai nesvarbu, kokią veiklos formą vykdai, ar tai verslo liudijimas, ar individuali veikla pagal pažymą, ar mažoji bendrija, ir visiškai nesvarbu, ar tu naudoji, jeigu pagal pažymą 30% išlaidų fiksavimo būdą, vis tiek turi registruotis SVS. Būtina. Lygiai tas pats su verslo liudijimu, atrodo, jokių išlaidų niekur netraukiam, bet jeigu tu naudojai kažkokią tai reklamą ar ką nors darai iš mano paminėtų dalykų savo ekonominėje veikloje, taip pat būtina registruotis SVS. Labai gaila, kad nėra galimybės to padaryti nuo gegužės 1 dienos, tiksliau sakant, kažkaip labai keistai, jeigu šiandieną jungsies prie mano VMI, tai tavo galimybė bus šiandien 13, ar ne? Tai tikėtina, kad nuo 16 ar nuo 17 dienos tapti netikruoju PVM mokėtoju, tai kuo ilgiau delsi, to toliau nusikels ta data. Vakar buvau susitikime su mokesčių inspekcija ir į mano klausimą, kodėl nėra galimybės registruotis nuo gegužės 1 dienos, nes viskas čia vyko per greitai, mes tiesiog neturėjom galimybės prisijungti anksčiau ir tapti netikraisiais PVM mokėtojais nuo gegužės 1 dienos, tai buvo išpūstos akys ir papurtyta galva. Nėra, taip nėra. Tai žodžiu, sėkmės, jeigu kažkokiu turi klausimų, tai klausk, mielai atsakysiu, jau grįžau iš atostogų ir dirbu pilnai.